Aš esu Tomas Klaževičius iš rinkos priežiūros koordinavimo skyriaus ir dirbu su prieinamumu ir šiandien aš jums papasakosiu trumpai, kas vyksta, kokios naujienos ir ką apskritai vartotojų teisių apsaugos taryba veikia prieinamumo srityje. Tai trumpai apskritai apie teisinius dalykus, apie teisės aktus, tai turime, aišku, gaminių ir paslaugų prieinamumo direktyvą, kuri įsigalioja ir kuri šiuo metu puikiai veikia ir, aišku, dauguma šalių persikelia šitą direktyvą į savo nacionalinę teisę, aišku, tą padarė ir Lietuva, tai nuo 25 metų, šių metų birželio 28 dienos galioja gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimo įstatymas ir su jom gyvenam jau pusę metų. Ir, jisai įsivažiavo pilnu tempu ir tikiuosi, kad daugelis iš jūsų girdėjot ir žinot apie jį ir, jau bandote adaptuoti savo prekes, savo gaminius ir paslaugas būtent prie šio įstatymo reikalavimo. Ir kitas svarbus dokumentas, tai yra rekomendacinio pobūdžio, aišku, dokumentas, bet tai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prieinamumo gairės, kurios baigė šiais metais išleistos ir tai yra labai svarbios gairios, kurios padeda suprasti ir kurios aiškina prieinamumo reikalavimus. Ir tikrai raginčiau visus, kurie nematė, pasižiūrėkit, pasigūlinkit, susiraskit ir tai padės jums atsakyti daugelį klausimų, jeigu dar kažkur jų kyla. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos priežiūros sritys yra 7, tai yra magiškai 7, kaip aš sakau, 4 gaminiai, 3 paslaugos ir mes būtent 7 srityse vykdom rinkos priežiūrą. Aišku, atsiras artimiausiu metu ir 8, kurią perims FATOS, bet čia galbūt šiandien apie tai nekalbėsim, bet tai yra tikrai nemaža dalis ir nemažas kaupas rinkos, kas liečia būtent teisės apsaugos tarnybai tenkančią dalį. Aišku, ir kitos 3 priežiūros institucijos, kurios irgi turi savo gaminių ir paslaugų, kurias prižiūri, bet šiandien pakalbėsime, aišku, apie FATOS. Tai kokie gaminiai? Tai trumpai, tai yra, kaip sakiau, yra 4 gaminiai, tai vartotojų bendros paskirties kompiuterio operatinės įrangos sistemos, tai yra kompiuteriai, telefonai, planšetės, tai yra elektroninės skaitiklės, tai yra elektroninių ryšių paslaugom teikti naudojami galiniai įrenginiai, tai yra modemai arba Wi-Fi maršrutizatoriai ir tai yra savitarnos terminalai. Savitarnos terminalai, noriu atkreipti dėmesį, kad tai nėra visi, kurie tik tai rinkoje yra, tai prieinamumo reikalavimas, jisai prižiūri tuos savitarnos terminalus, kurie yra naudojami būtent prieinamumo reikalavimų įstatyme numatytoms paslaugoms teikti. Kokios yra paslaugos? Tai paslaugos yra 3. Tai yra bankinės paslaugos vartotojams, pirmiausia, tai yra visi kreditai, mokėjimo sąskaitos ir operacijos ir, apskritai, tą bankinių paslaugų, tokį sąrašą galit surasti ir pamatyti Lietuvos Respublikos mokėjimo įstatyme arba elektroninių pinigų įstaigų įstatyme. Yra platesnis sąrašas tų paslaugų ir tikrai kažkurią vieną galėsite surasti, jeigu teikiat tas bankinės paslaugas. Toliau kita yra elektroninės knygos ir dar viena tai yra elektroninės prekybos paslaugos, tai yra, kitaip tariant, visi e-shopai, kurių Lietuvoje tikrai yra šiuo metu nemažai ir tas bendras skaupas, kaip ir sakiau, vartotojų teisių apsaugos tarnybos tikrai yra nemažas. Aišku, prieinamumo įstatymas ir direktyva numato tam tikras išimtis, tai pirmiausia, labai mažos įmonės, tai yra įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš sąlygų, tai yra arba metinės pajamos neviršija 2 milijonus eurų, arba įmonės balanse nurodyta turto vertė neviršija 2 milijonus eurų, tai toms įmonėms yra taikoma išimtis netaikyti prieinamumo reikalavimų. Kitas dalykas, aišku, tai yra pereinamas laikotarpis, jisai visur yra reikalingas, bet čia atkreipsiu dėmesį, kad pereinamas laikotarpis taikomas
ne pačiom paslaugom, o tik tai jų teikimui naudojamiems gaminiams, jeigu jie buvo pradėti naudoti iki pereinamųjų reikalavimų įstatymo įsigalioja. Na ir trečias dalykas, tai yra neproporcinga našta, tai yra, kuomet jūsų gaminį ir paslaugą reikia adaptuoti prie prieinamumo reikalavimų, tai ir tas reikalauja esminio gaminio ir paslaugos keitimo, tai jūs galite pasinaudoti neproporcingos naštos išimtimi. Kaip tą padaryti, kokius duomenis reikia susirinkti ir ką užpildyti, yra prieinamumo įstatyme nurodyti, tai tiesiog pasižiūrėkit, pasiskaičiuokit ir jeigu matysit, kad taip yra, tai tiesiog kreipkitės į tarnybą. Na ir pagrindinis, aišku, toks dalykas, tai yra, aišku, pati rinkos priežiūra. Tai mes, vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip ir, manau, kiekvienas verslas, tai susiformavom savo komandą, kuri dirbs su prieinamumu. Aišku, užsiėmėm daug laiko pasiruošimui. Tai yra naujas sritis, tai yra visiems daug klausimų kelintis sritis ir neišimtis ir mes. Irgi turėjom tam pasiruošti, dar vis ruošiamės, mokomės, bandome suprasti. Na ir mes suformavome kontrolinius klausimynus visom 7 sritim. Ką tas duoda, tai, kaip žinom, teisų apsaugos tarnyba atlieka planinius patikrinimus ir jų metu tiesiog prieš tą planinį patikrinimą siunčia įmonėms tą kontrolinį klausimyną, pagal ką mes pagrindė tikrinsim tą gaminį ir paslaugą, ar jin atitinka prieinamumo reikalavimus ar ne. Tai jie yra viešai paskelbti mūsų internetiniam puslapį, jos galite susirasti ir taip susipažinti, kaip mes vertinsim, pagal ką vertinsim jūsų gaminį ir paslaugą. Aišku, kitas svarbus dalykas yra geroji ta praktika, praktikos dalymasis, tai mes bendradarbiavom su kitom priežiūros institucijom, su pačiu SADMU, ką minėjau prieš tai, kurie gaires išleido. Ir aišku, yra ir kitos ES šalys, su kuriuo mes stengiamės dalinti savo patirtimi ir, netrukus Europos komisijos suformuos darbo grupės, kuriuose mes galėsim dalyvauti. Na ir jeigu kalbėsim apie patį rinkos dalyvių konsultavimą ir bendravimą, tai per šitos pusę metų turėjom, nei daug, nei mažai, maždaug apie 100 ūkio subjektų, kurie kreipiasi į mus įvairiais būdais, tiek skambindami, tiek rašydami ir klausdami apie prieinamumo reikalavimus. Tai nėra daug, bet ir nėra, aišku, mažai. Nors, kai paskaičiuoji, kai pagalvoji, kiek yra tų įmonių Lietuvoje, kuriem galbūt turėtų būti taikomi prieinamumo reikalavimai, tai nėra labai didelis skaičius, tai tikrai raginu tuos, kurie patys galbūt dvejoja arba turi daug klausimų, arba turi pažįstamų įmonių, draugų, kurie platina kažkokius gaminius ar paslaugas, ir jeigu jiems kilo klausimų, drąsiai kreiptųsi į štatą, arba kitas priežiūros institucijas, nesvarbu, bet tiesiog kreiptųsi ir galėtų gauti tą metodinę pagalbą ir informaciją. Aišku, jeigu taip apie praktinius klausimus kalbant, tai vienas svarbiausių klausimų yra, ar aš, kodėl man ir ar tikrai man turi būti taikomas prieinamumo įstatymas ir jo reikalavimai, tai čia turite visada įsivertinti patys ir patys gerai pasiskaityti ir suprasti, ar tikrai teikia tas paslaugas rinkai arba gaminius ir kokia tai jūsų yra veikla. Na, jeigu kalbant apie patikrinimus ir panašiai, tai prie planinių patikrinimų, aišku, vartotojų teisių apsaugos tarnyba vykdo neplaninius patikrinimus, kurie būna kažkokių skundų ar kitais atvejais. Na ir kitas dalykas, tai yra metodiniai vizitai, tai nenustebkit, jeigu kai kurie iš jūsų galbūt gausite raštą arba elektroninį paklausimą
kurio metu mes tiesiog paprašysime pateikti galbūt jūsų arba gaminį, arba parodyti paslaugą, kaip jūs esate ją adaptavę prieinamumo reikalavimui. Ir tai nebus kažkokie procedūriniai patikrinimai, tai yra tiesiog pabandymas kartu su jumis galbūt pasižiūrėti, kaip jums sekasi, kokios yra klaidos, ko trūksta, ko nežinot ir taip bandysim taikyti tos metodinius vizitus. Tai tas yra labai svarbu ir tikrai neišsigąskite, tai nėra kažkokias spamą ir dar kažkas, ir tikrai raginu mielai bendrauti su vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir jos nebijoti. Na ir kitas dalykas, tai yra informaciniai renginiai, tai buvo jau šiais metais tiek Lietuvos audiosensorinė biblioteka vykdė, tiek pats SADMA, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek greičiausiai kitais metais mes ir kitos priežiūros institucijos irgi surengsim vieną ar kelis tokius informacinius renginius, kurių metu galėsim padiskutuoti ir pasakoti, kaipgi sekasi mūsų rinkai su prieinamumo įstatymo reikalavimo vykdymas. Tai ką norėčiau, aišku, dar pasakyti, tai tikrai dar kartą paraginti visus, kad prašau tikrai pasidomėkit ir pasiskaitykit, tai yra nauja sritis, nors jinai jau įsigaliojus yra pusmetį, o direktyva dar gerokai seniau, bet daugam dar vis yra neaiškumo ir sunku suprasti prieinamumo reikalavimus. Tai tikrai paraginsiu, pasidomėkit, pasiskaitykit, pasižiūrėkit ir visada, aišku, klauskit ir kreipkitės į vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Tai ačiū Jums už dėmesį, toks buvo trumpas pristatymas ir linkiu visiems sėkmės.